Jau ne vienerius metus Šilutėje šią vienybės idėją įprasmina ypatinga tradicija. Per miestą išdidžiai keliauja net 200 metrų ilgio Lietuvos trispalvė. Mūsų laisvės, stiprybės ir bendrystės simbolis. Ja nešate jūs, šeimos, vaikai, jaunimas, šauliai, bendruomenių nariai ir visi, kurie savo buvimu liudija meilę tėvynei. O visų priekyje šį vakarą eiseną vedė Šilutės meno mokyklos fanfarinis pučiamųjų instrumentų orkestras Pamarys ir mokytojas Gražvydas Raila. Labas vakaras, mėly svečiai. Visi čia kurie mus labai gražiai pasitiko, kol vėliavos eisena ėjo, kurie labai gražiai sušildė balsus, tikiuosi jūsų taip pat. Na, o dabar norėčiau taip pat juos pakviesti kartu su jumis. Bet labai galingas. Jis prieš kelias savaitės tiesiog nedvejojęs, neabejojęs, pametęs savo paspirtuką prie kranto, šoka į vandenį ir išgelbėjo vaiką. Be abejo, tai yra žygdarbis. Tai yra didelis, nes kadangi ne visi suaugusieji gali tą atlikti. Tai aš manau, kad Emili, tavo šitas poelgis yra pavyzdys visiems suaugusiems ir vaikams. Ačiū kartu Emilio mamai Laurai. Tikrai išauklėjot, išugdėt patriotinį, pasiaukojantį vaiką. Tai aš manau, kad visų aplodismentų audroje aš įteiksiu jam padėką Emilijui Gediminui Šedžiui už išskirtinę drąsą, ryžtą, pasiaukojimą, gelbstint skęstantį vaiką. Kilnus poelgis liudija brandą, atsakomybę ir gebėjimą nedvejoti, kai nuo veiksmų priklauso žmogaus gyvybė. Tegul šis žygdarbis išlieka įkvepiančiu žmogiškumo, pilietiškumo ir neabejingumo pavyzdžiu. Ir čia yra, mes įdėjome ne medalį, bet čekį, piniginį. Nežinau, sakysi mamai, nesakysi Emiliui, bet yra piniginis čekis tau asmeniškai. Tarp kitko, Liepos 3 dieną, kai vyko Žemaičių Kalvarijoje Šilutės dekanato diena, tai ten padėkojo visa bazilika, visi vyskupai ir kunigai Emilijui Laurai. Iniciatyva buvo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento kartu su policija. Tai ten apdovanojimas taip pat buvo įteiktas. Tai Emili, nuostabus, drąsus, esi žmogus ir tikrai tokių pavyzdžių daugiau. Mama turi tokį nuostabų vaiką, tai mamai nuo visos bendruomenės gėlės. Mokyklos fanfarinis pučiamųjų instrumentų orkestras Pamarys ir mokytojas Gražvydas Raila. Žiūrėk, kiek mes nuvyriavom.
Imam keliesi.